Šiandien pradėsiu 5. savo mini kamino ir keliausiu Maironio pažintiniu taku Padubysio. 13 km kelias. Štai pirmasis ženkliukas. Tenka paėti šalia kelio. Kybartėlių kaimas. Reiškia, einam gerai. Žirgas ganas koks. Žygiuojame toliau. Nors specialiai netaikiau tokios dienos, bet vėlgi rytas labai gaivus ir malonus žygiams. Pats tas. O ten kaip gražu. Ten jau yra Dubysos slėnis. Dabar jo nesimato. Bet matosi kita pusė ir medžiai. Miškai. Gražu. 3 aukštų gandralizdis. Visad buvo smalsu praeiti panašiu keliu palei Dubysą. Ir ne tik dėl to, kad Jonas Mačiulis, Maironis kitaip, buvo vienas žymiausių Lietuvos kultūros veikėjų. Ir čia jo yra gimtieji kraštai. Bet ir dėl to, kad Dubysa mano mėgstamiausia Lietuvos upė. Man čia labai gražios vietos, gera energetika. Tiesiog artima, kaip sakant. Todėl tai dar smagiau yra praeiti šituo taku. O, fantastika. Dabar artėju prie Dubysos kokio tai slėnio. Dubysos apžvalgos aikštelės ir supynės. Pasižiūrėsim, kas ten yra. Jau apjūtė jau stipriai įsibėgėjusi. Štai kombainai stovi pakeliui. Gal poilsiauja, gal dar kažkas. Matomai čia šio tako žymėjimas toks, nes ne pirmą jau tokį pastebiu. Nu, gal čia visai ką kitą reiškia, net nežinau, bet jau tikrai take ne vieną mačiau tokį ženklą. Ąžuolynas, ąžuoliukai kokie štai auga. Palikau kybartėlius ir kombainus stovinčius. Štai. Ir priėjau minėtąją apžvalgos aikštelę. Čia ženklas Šiluva, gyva piligrimystė. O čia mano tikslas. Štai vienas iš tikslų kelionės. Luknės skardis. Luknė yra kairysis 33 km ilgio Dubysos intakas. Pradžią gaunantis Paviršulio tyrelyje Radviliškio rajone. Įteka į Dubysą prie Dvarviečių kaimo. Nuo pat ištakos iki Pasandravio kaimo upės vaga ištiesinta, numelioruota. Žemiau Luknė teka miškingų gilių slėnių. Upės vaga tai iš vienos, tai iš kitos pusės spaudžia status miškingi šlaitai. Štai. O štai ir, atodanga labai graži. Užlipsim į mano mylimas. Į vieną iš mano mylimų apžvalgos aikštelių. Jas aš mėgstu, kaip jau turėjot suprasti iš mano galybės video, kuriuos atlikau apžvalgos bokštuose Lietuvoje. Na, trumpam užsukame. Gražu.
Štai, kas yra įdomu, yra ir supynės. Reikia būtinai pasisupti. Mumsgi lietuviams gana grožybės kalnų dubysos margai juostuotų. Štai, kokios supynės. Na, šiek tiek pasisupsim. O, kaip smagu. Labai smagu. Taip pasijauti vaiku iš naujo. Miškais lyg rūtom kalnai žaliuoja. Gražus tarsi paveikslo rėmelis. Palikau labai gražią apžvalgos aikštelę su supynėm, pasisupau šiek tiek. Tikrai malonumas. Tokie žygiai, jais tarsi įsiurbi dalelę vietos, įsigeria tarsi į tave. Tie įspūdžiai, garsai, vaizdai. Važiuojant automobiliu smagu, be abejo, taip pat gražūs gamtovaizdžiai, bet einant visą tai kažkaip įsižemini savotiškai, labiau pajauti visą tą vietą, kurią pereini. Ir įspūdžiai lieka gilesni iš tikrųjų. O, kokie namelis koks tai, avilynas bitelėms, o mes keliaujam tolyn. Dar vienas tako ženklas, reiškia, mes keliaujame gerai. Toks beržynėlis dešiniai, eglutėmis apsodinta. Jau daugiau laukinės dabar gamtos turėtų būti. Prieš tai ėjau lauko keliuku, dabar jau daugiau laukinės gamtos. Į mišką lendame. Kregždės štai skraido labai žemai, musiukus gaudo. Senolių išmintis byloja, kad bus lietaus. Pelis, kurį man reiks kažkaip pereiti. Va, štai puikiausias tiltukas. Nors būčiau gal ir per šoną praėjęs. Luknė įteka į Dubysą 54 km nuo jos žiočių. Upėje sutinkamos srovinės aukšlės, šlakai, strepečiai, šapalai, ešeriai. Štai ir visos žuvys. Įdomiai. Didžioji Džioveklė. Stepinės pievos tai sausos atviros natūralios pievos, pasižyminčios savitą augalinę sudėtimi. Jas galime sutikti Dubysos šlaituose, kur mažai mineralinių medžiagų ir kuriems tenka ypač daug saulės šviesos. Varvečių stepinėje pievoje galime sutikti daug retų saugomų augalų ir gyvūnų rūšių. Melsvąjį gencijoną, didžiąją Džioveklę, pietinį perlinuką mechaoną. O, kaip čia gražu. Štai koks mažytis upeliukas. Gražios brandžios eglės.
O, štai ir Kamino Lituano ženklas. Krėslai. O čia ir Dubysa pagaliau. Gražuolė Dubysa. Taip, ir kasgi čia užrašyta? Kad jaunas pavasaris pynė žiedais, kirkšnovės pakalnės žalias, vaikai kartu puošės vainikais rausvais ir dainas ryliavo skardžias. Maironis. Banguoja Dubysa blaiviai vilnimis, o beržas nuleidęs šakas, kad aušta rytas ir išblykšta naktis, jai beria sidabro rasas. Vėlgi Maironis. O, prisėdėm ant puikaus sosto va tokio. Ir pasimėgaujam akimirkos grožiu. Štai kiek išlaužytų eglyčių ir išdžiūvusių vargšelių. Čia taip tamsu, tarsi gūdžiam miške, nors einu visai netoli Dubysos. Toks kaip senovinis buvęs kelias, kur nekur štai upeliai iš viršaus atiteka. Štai paėjus dar vienas sustojimas. O, čia dar gražiau, arčiau dar Dubysa. Kasgi čia užrašyta? Daug mergaičių pakrančiais Dubysos kaip lelijų baltų ir aukštų, žydi veidų kaip Putinas visos, gražesnių neišgirsi balsų. Augo Putinas eilėraštis. Augo Putinas, augo žaliavo, skleidė žiedus prieš saulę baltai, kai mergaitės aplinkui dainavo. Siurpo uogos kaip kraujo lašai. Taip, paeinam patirčiau pačios Dubysos. O čia ir maudytis galima puikiausiai. Ir žvejot. O kokie padaryti. Taip, čia tylu gražu, vien keleivio širdis nenurimusi veržiasi tolyn. Toli ir tą šalį norėtų pasiekti akis, kur Dubysos atkrančiai žali. Maironis, Rigi Kauno. Mums lietuviams gana grožybės, kalnų Dubysos marga juostuotų. Opa. Pasižiūrim. Viską. Ten, kur Dubysa mėlyna juosta banguoja plati, ko ašarėlė, ko tu per skruostą kaip perlas riedi. Maironis, vakaras. Tyla aplinkui, nepučia vėjas, tykiai Dubysas miltynus plauna. Banguoja Dubysa blaiviai vilnimis, o beržas nuleidė šakas, kad aušta rytas ir išblykšta naktis, jai beria sidabro rasas. Štai koks padarytas metalinis suoliukas. Šešėliuotoj vietai. Gražu. Kas keliausit, jeigu pavargsit, galėsit prisėsti. Atsipūsti, atgauti jėgas gamtoj. Kokios
kokios gražios saulėgrąžos pakeliui. Keliukas susikerta su kitu keliuku iš ten atvykstančiu. Sodybėlė graži. Tiesą sakant, praėjau dar bent 2 ar 3 labai gražiose vietose sodybėlės. Čia ypač va kur kelias geresnis privažiavimas. Tai jau jų daugiau. Labai gražios vietos čia atvykti atsipūsti. Čia jau keliukas geresnis. Išėjau iš miškelio apgaubties, apsupties. Dabar artėju prie vandens malūno. Tai pasitikslinsiu, kaip jis vadinasi. Maslauskiškių vandens malūnas, labai įdomu. Bus pasižiūrėti. Ten dubysa. Tolėliau jau dabar, atitolau nuo jos. Štai kokį išlindęs iš keliuko. Šalia keliuko pamačiau stendą. Unikalus Padubysio stepinių pievų gyventojas drugys gencijoninis melsvys. Tai Lietuvos ir Europos retenybė, kurią galima pamatyti Dubysos slėnio ties Maslauskiškiais, man sunku šitas pavadinimas, pievose saulėtomis birželio Liepos mėnesių dienomis. Na, dabar jau einu rugpjūčio mėnesį, gal ir nepamatysiu. Drugys yra gerai saulės įšildomose šlaituose, paplitusioms pievų buveinėms prieraiši rūšis. O taip, gencijoninis melsvys. Įdomu. Na, rytas, rugpjūčio mėnuo, nėra karšta. Atrodo viskas prieš tai, jog mes pamatytume gencijoninį melsvį. Tad greičiausiai jo čia ir nebebus. Bet, kai yra šilta, birželio Liepos mėnesiais, tiksliau karšta netgi, tada jį čia tikrai galima pamatyti kažkur tai skraidantį. Įdomu. Jau visai netoli turėtų būti vandens malūnas. Nežinau, ar eis čia prie jo prieiti. Pažiūrėsim. Štai vandens malūnas, visa kita, bet panašu, kad man ten nepavyks nueiti, nes neva piktas šuo turėtų mane pasitikti. Gal jau privatizuota šita vieta. Šiaip žiauriai norėtųsi, bet jau ir spyna uždėta. Vat matosi, jisai mato kraštą. Vis tik tai pakalbėjau su greta gyvenančiais žmonėmis. Jie sakė, kad čia galima įeiti tiesiog va šitą sodybą. Čia yra privati. O čia į malūną tai galiu. O, kaip smagu, kad pavyks prieiti kažkur čia. Koplytėlė kokia, tai koksai pastatas. Pasižiūrim, kas čia užrašyta. Koplytėlė, rūpintojėlis. Lietuviais esame mes gimę, lietuviais turime ir būti. Taip. O kaip čia atrodo, įdomiai. Čia į vidų jau nerizikuosim eit. O. Norėčiau prieit va ten pasižiūrėti.
O, kaip čia srauniai gražiai teka Dubysa. Pasibuvau, sutikau žmogų žvejį, pasikalbėjom apie gamtą, apie kokios čia iš tikrųjų patrauklios vietos, žavios ir malonios pasibūti. Ne tiek ta žvejyba, kaip jisai sakė, kiek tas pabuvimas gamtoj smagus prie Dubysos. Kągi, keliausiu toliau. Jau supuvę rulonai, seniai matyt palikti. Dabar einu apačioje Burbiškių dvaro, taip sakant, šlaite. Jeigu va čia užkilčiau šitą kalną, ten turėtų būti Burbiškių dvaras, kurį, tarp kitko, apie kurį irgi esu susukęs filmuką. Graži diena įsibėgėja. Dabar tikslas dar yra prieš Betygalą pereiti vėl. Beždžionių tiltas pasirodo yra ir čia. Man labai patiko einant Kamino Lituano atkarpą Paberžė Kėdainiai ties Surviliškiu. Toks tiltas labai smagus, tai noriu ir čia pereiti. Koks fainas dalykėlis, virvinis toks pasilaikymas už virvių. Dar vienas upelis kaip bala, bet yra tiltas, pasirūpinta žmonėm. Op. Pereinam ir keliaujam toliau. Štai ir mano kelionės desertas, kabantis tiltas per Dubysą. Pažiūrim, kas čia, kaip šitas atrodo. Surviliškyje buvo puikus. O, labai smagu. Tiesa, čia taip užmauroja labai. Dubysos grožio nesimato, o ten gal matysis. Va, kur Dubysa, štai, gražuolė. O, kad šitas buvo smagiai. O čia ir gražuolė Dubysa. Va, kokį ženklą aptikau. Man į Betygalą 1,4 km. Pakalniškiai į tą pusę 2,1, Lieptas per Dubysą 300 metrų. Ir Maslauskiškiai 2,1 būtent. Tai va tiek, ten kur buvo vandens malūnas. Taip čia tylu, gražu, vien keleivio širdis. Nenurimusi veržės toli. Ir tą šalį norėtų pasiekti akis, kur Dubysos atkrančiai žali. Štai kaip gražu. Šaltinėlis atsigerti, jeigu kam reikia. Švento Jono šaltinėlis.
O Maironis čia lankėsi 1931 m. Liepos 28 dieną. Tai buvo paskutinis atsisveikinimas su Betygala ir Dubysa. Greičiausiai senovinis kelias plūktas į kalną, į pačią Betygalą. Štai koks meniškas namelis prie Betygalos mokyklos. Ties juo ir baigiu savo kelionę. Labai vėlgi rekomenduoju visiems praeiti šiuo 13 km pažintiniu taku vietomis, kurias mylėjo Jonas Mačiulis, Maironis. Iki kitų kartų.